noriu pakviesti savo kolegą Alių Jakubėlį, kuris būtent moderuos diskusiją su investuotojais į skolą ir investuotojais į obligacijas. Dėkui, Mykantai. Tai pakviesiu aš tada savo kolegas, Igną iš Kapitalika, tada Justą, privatus investuotojas ir dar Tautvydas iš Milvos. Išgirdom truputėlį iš rinkos dalyvių, kas nori pasiskolinti pinigų ir kokios mintis ir kaip jiems sekėsi. Ir dabar, aišku, norėtume pakalbėti svarbiausią dalyką, tai kaip iš to uždirbti pinigų. Kaip čia mums iš to gauti kažką tai papildomos pridėtinės vertės. Tai kadangi, kaip minėjo, rinka vystosi ir atsirado galbūt obligacijos jau seniai, bet jos išpopuliarėjo dabar, tačiau tuo pačiu rinkoje atsirado ir kitų dalyvių, kitų investuotojų, aš galbūt juos pavadinčiau profesionaliais investuotojais, tai būtent Tautvydas ir Ignas atstovauja būtent, sakyčiau, šitą investuotojų dalį ir Justas galbūt labiau iš, nesakau, kad ne profesionalus, bet privatus investuotojas pavadinčiau. Tai išgirsim gal truputėlį skirtingus kampus, skirtingus požiūrius. Tai tik tai norėjau pakviesti gal kiekvieną dalyvį truputį trumpai papasakoti, ką jie daro, nes tai yra visgi tokie dalykai galbūt ne visiems girdėti ir tiesiog gal truputėlį tokio įžvalgos į jų valdomus fondus, į ką jie orientuojasi ir kas tai yra per daiktas, kad tokio bendram supratimui truputėlį. Tai gal tada, Ignai, nuo tavęs. Dėkui. Tai iš tikrųjų savo šitam dabartiniam ampluoje esu metai laiko, esu Kapitalika Asset Management skolos fondo valdytojas. Tai iš vienos pusės kaip ir naujas ampluoja, iš kitos pusės aš su obligacijom pats profesionaliai dirbau gal 4 metai iš Luminor laikų, kai vadovau kapitalo rinkos skyriui, o su verslo skolinimu kaip tokiu 20 su trupučiu metų visą laiką bankuose su verslo finansavimu. Tai dabartinis mūsų fondas, jisai tiesiog investuoja į verslo įmonių obligacijas, gali būti jos tiek viešos, tiek privačios, ką mes čia šnekėjom, girdėjom ankstesnėje diskusijoje. Ir iš tikrųjų orientuojamės į mūsų vietinę pagrindę rinką, Baltijos šalis, Lenkija, smulkus vidutinis sektorius. Tautvydai, gal tu tada irgi? Tai Tautvydas aš iš Milvos, mes prieš jau 5 metus, daugiau nei 5 metus įkūrėm fondą, kuris investuoja į vietinių įmonių obligacijas, būtent orientuojamės didžiąją dalį fondo turto laikyti Baltijos šalyse. Šiek tiek paskutiniais metais prasiplėtėm į skendžius, tai turim dabar tokią paletę, kur 70% yra pinigų investuota vietoje ir tada apie 30% pas skendžius. Tai čia šita veikla yra mano pagrindinė, mūsų tikslas turėti likvidų krepšelį, tuo skiriamės nuo daugelio kitų fondų. Mes vengiam privačios skolos, kai daugelis fondų eina į privačią skolą ir norim visada turėti labai likvidų portfelį, nes per metus apsukam savo portfelį bent 2 kartus, per mėnesį darom virš 100 sandorių, tiek vietinėje, tiek užsienio rinkose ir iš to uždirbam 3–4% papildomos grąžos investuotojams, dėl ko mums ir patinka likvidumas. Taip, sveiki, aš Justas, finansų rinkoje jau, sakyčiau, daugiau nei 15 metų, su pirmaisiais skolos instrumentais nuo 2013 metų dirbu. Vėliau kelis verslus įkūriau ir pardaviau, tai vienas iš verslų buvo kaip tik verslo finansavimas, galbūt girdėtas Factoris arba Debifo, faktoringą teikiam. Ir pardavus verslus atsirado kapitalų, kurį pradėjau investuoti, tai pas mane obligacijos, sakyčiau, iš fiksuotų pajamingumų produktų yra gal 50% obligacijos ir kita dalis yra privačios skolos fondai, pagrindė užsienį ir gan aktyviai kiekvieną dieną ties šito dirbam ir investuojam.
Tai dėkui labai už prisistatymą. Galbūt vėliau dalyviai turės kažkokių konkrečių klausimų kažkuriam iš jūsų. Ignai, norėjau paklausti, kodėl jūs nusprendėt įkurti tokį fondą ir tai yra pakankamai naujas fondas, pati pradžia, aš suprantu, bet kodėl, kokia buvo jūsų logika, kad tokio produkto reikia? Taip, ačiū. Tai logika buvo iš kelių gal dalykų susidedanti. Tai vienas dalykas, ką girdėjome ir praeitojo Dalios moderuotojų diskusijoje, kad Kapitalika kaip asset management kompanija nėra nauja, beveik 10-metį skaičiuoja, bet visą laiką dirbo tik su nekilnojamo turto fondais. Kapitalika valdo virš 200 milijonų eurų turto, bet viskas buvo nekilnojamas turtas. Tai dalis atėjo intereso iš mūsų investuotojų, kad vėlgi, kodėl jūs siūlot tik šitą turto klasę, ar galit ką nors kito pasiūlyti. Tai čia viena priežastis. Kita priežastis, kad mes ir matom, kas irgi buvo minėta, kad trūksta to alternatyvaus finansavimo šaltinio mūsų rinkoje, ne visi gali iš bankų pasiskolinti ir pačių skolos fondų mūsų rinkoje palyginti dar gana mažai, lyginant su išsivysčiusiom ekonomikom. Tai mes tiesiog matom, kad yra šitas trūkumas, kurį mes norim atliepti. Ir mes jaučiamės, kad turime resursus, tiek intelektinius, tiek žmogiškuosius, kad mes galim šitą dalyką padaryti ir gerai padaryti. Dėkui. Tautvydai, jūs, kaip sakyt, kolega eina jau jūsų kažkiek pramintų kelių, jau jūs nebe naujokai, sakysiu, aš taip jūs įvardinsiu. Ir galbūt tokie pirmieji, kurie taip drąsiai padarėt produktą, įėjot į rinką, kuri pakankamai tokia dar buvo nauja, aš sakyčiau, tiek jum, tiek dalyviam. Man klausimas, kaip per tuos keletą metų keitėsi jūsų požiūris į pačią rinką, į pati strategija, kaip jūsų keitėsi, jinai išliko ta pati, per tuos metus, kaip transformavosi jūsų patirtis ir vizijos? Žinai, kaip pradėjom, tai ten ne tiek apie mūsų norus ir pageidavimus buvo, rinkoje yra 5 obligacijos ir tu išsirenki 3 gražiausias. Tai čia buvo labai tada viskas paprasta ir aišku, neturėjai ką galvoti daug. Ir dabar dar labai smagu atsiversti tuos senus mūsų, pažiūrėti portfelius, kokie buvo, tai dabar tokio niekad neformuočiau, bet tada tiesiog nebuvo variantų. Per tą laiką labai rinka išaugo, labai pasikeitė viskas ir dabar tikrai yra galimybė formuoti strategiją realiai, ne tik teoriškai turėti, ką tu norėtum idealioje situacijoje, bet realiai formuoti. Ir mes labai perėjom prie to, kad mes norim turėti labai diversifikuotą krepšelį, čia yra mūsų vienas esminių tokių tikslų ir tai leidžia rinkos sąlygos. Dabar emisijų, kaip jau matėm, yra daug, kiekvieną mėnesį. Aš, pavyzdžiui, skaičiau, kad bendrai taip nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo vidurio kažkas 700-800 milijonų vietinių įmonių tikrai išėjo. Jeigu čia visus MREL bankų skaičiuojant ir taip toliau, tai 25 kokie milijonai per dieną. Tai yra ką rinktis, tu jau turi su kuo dirbti. Tai dėl to atsirado jau diversifikacija, atsirado galimybė diversifikuoti ir atsirado ta diversifikacija. Taip pat iš pradžių galvojom, kad pajamingumas yra ypatingai svarbu. Dabar pajamingumas nustumtas į antrą planą. Aš kaip dažnai sakau, aš labai norėčiau, kad tas fondo endgame'as būtų tai, kad sėdi kur nors Švedijos kaime banko pardavėjas ir pensininkui sako, va žiūrėkit, čia yra geras saugus produktas į obligacijas. Tai tokio tipo krepšelį galiausiai suformuoti. Ir dabar pirmoje vietoje yra diversifikacija, saugumas. Jeigu kažkas siūlo už 11, bet matom, kad žymiai saugesnis daiktas yra už 9, mes dažniau rinksimės 9 ir sugalvosim, kaip iš jo ištreidint, nes kartais ir iš geriau reitinguotų nei Lietuvo obligacijų uždirbam 10% metinę grąžą grynai ištreidinimo. Tai tokie 3 pagrindiniai dalykai atsirado, kurie net negalėjo būti ir kurie mus džiugina: diversifikacija, gebėjimas eiti ir galimybė eiti į saugumą ir rinkti saugumą. Ir 3, tiesiog likvidumas ir aktyvi prekyba, kas leidžia padidinti grąžą. Kokią, sakykime, dalį jūs investuojat vietiniai rinkoje, vietinė tai skaitau Pabaltijo ir kiek užsienį, proporcionaliai? Dabar grubiai 70-30 paskutinis krepšelis. Bet irgi, žinai, kaip ten paskaičiuosi
įmonė, čia visai yra toks geras klausimas, jeigu įmonė headquarteriai Estijoje, bet jinai paslaugas teikia Rytų Europai, pavyzdžiui, ar Centrinė Europai. Tai čia estiškai įmonė, ar ne, lygiai taip pat, jeigu headquarterinta Liuksemburgė, bet viskas Lietuvoje. Tai yra tų niuansų, bet grubiai 30 outside, 70 vietoj. Ir dabar pasirinkimas, jūs minit, kad atsirado jau galimybė rinktis, į kur investuoti, turiu minį tarp emitentų, tarp skirtingų obligacijų. Kaip tas matot, ar tame kiekybėje, kaip yra kokybės klausimas? Čia natūraliai, kai skaičius didėja, tai skaitinė prasme ta proporcija visada lieka panaši. Aišku, dabar aš pats šiek tiek taip ir su kuo aš šneku, ir šiek tiek yra tos baimės, kad kai labai būmina rinka, kai labai mažmena šoka į rinką ir kiekviena emisija, nepaisant kokia, kada jinai būna, turi paklausos perviršį, tai tokio aplinkoje įsijungia turbūt oportunistinis noras pas tokius drąsesnius zuikius emitentų pusėje, kurie šiaip neįtų į rinką, bet mato, kad visi viską perka, tai why not? Tai ta baimė šiek tiek yra, bet kol kas, sakyčiau, dar turbūt reikės kelis metus palaukti, kol ateis išpirkimų daugiau ir taip toliau, kad jau tikrai pasijustų, kiek realiai yra to oportunizmo grynojo, kuris lems restruktūrizacijas ar bankrotus. O, sakykime, jum renkantis, ar vietinė rinka, ar kažkokia, sakykime, Skandinavija, kaip jūs matot save, ar jums yra skirtumas, ar jūs čia galvojat, kad vietiniai geriau suprantat rinkdamiesi, nes 70-30, kodėl ta proporcija net virkštinė? Vietiniai rinkoje turim tikrai greitesnį prieimą ir geresnį prie informacijos, čia yra faktas. Ir aš visada įsivaizduoju, kad informacija yra pagrindinis būdas saugiai uždirbti pinigus. Tai yra ne tai, kad tu analizuoji viešus duomenis, o tai, kad tu gali sužinoti tai, ko niekas kitas nežino. Labai paprastas pavyzdys, turim vokišką įmonę, kuri stato fabriką čia, kur vandenvietė dabar yra ginčas dėl vandenvietės, Homonitas. Turėjom šitą nusipirkę. Vokiečių žiniasklaida dar niekas nešneka apie tai, kad jie galbūt netidarys fabriko už 200 milijonų, kas didžiausia investicija įmonės istorijoje. Aš jau pardavęs visą šitą poziciją dėl šito ginčo, nes net nenoriu žinoti, ar jis atsidarys ar neatsidarys. Tai aš gaunu tik dėl to, kad aš esu Lietuvoje ir pirmas gaunu tą informaciją. Čia yra toks labai paprastas pavyzdys, bet jų yra daugiau ir būtent dėl to mes jaučiam, kad norim turėti kuo daugiau sąsajų su vietiniais projektais, nes žymiai greičiau gaunam informaciją geresnį ir galim ją lengviau patikrinti. Mes galbūt iš kaip sakyti, investuotojų pusės manom, kad labai svarbu, kad yra tokie dalyviai kaip fondai, kurie investuoja tas pačias obligacijas ir tokio ypač mažoje rinkoje, tai yra labai didelė pridėtinė vertė visai rinkai, visai kapitalo rinkai. Bet Ignai, tavęs dar paklausiu klausimą, kodėl investuotojai būtų geriau ateiti investuoti į jūsų fondą, o netiesiai į kažkokią tai konkrečią obligaciją? Koks jūsų yra argumentas? Jeigu tas investuotojas, sakykime, pensininkas ir neturi ką geriau veikti, taip, gali pats investuoti, bet iš principo toks yra skirtumas, kad mes neapsimetam, kad už visus absoliučiai individualius investuotojus galim kažką geriau padaryti. Tiesiog pas mus yra visas mechanizmas pastatytas ant bėgių. Yra komanda, kuri skiria visą laiką atrankai, analizai, priežiūrai, monitoringui ir bloguoju atveju tvarkosi su ta investicija. Ir už tai mes atitinkamai, už tą laiko sutaupimą, rūpesčio nuėmimą, norim kažkokį mokestį pasimti. Čia toks ir trade-offas pavadina. Dėkui. Jūs tai truputį tave pakamantinėsiu. Toks klausimas, akcija, obligacija. Aš kažkada labai seniai tavo asmeniam vestame blogą galbūt perskaičiau, kad sudėtinių palūkanų stebuklas, toks buvo pas tave pasakymas, bet dabar girdžiu, kad tu visgi labiau renkiesi pats investuoti į obligacijas. Tai man pasakyk, kokį vaidmenį obligacijos turi užimti investuotojo portfelyje ir kodėl akcijų tu nepaminėjai? Čia galbūt ir senas blogas buvo, tai per tą laiką daug kas ir kitų, tai nėra pas mane, kad tik tais fiksuotų pajamingumo produktai dominuotų. Yra nemažai ir akcijų portfelį, ir private equity buyout fondai, kurie yra šiek tiek kaip ir equity gražas atsispindintys.
Bet kodėl šiuo metu man yra patraukliau ar obligacijos, ar privačios skolos, ar tie patys privačios skolos fondai, tai yra dėl besikeičiančios aplinkos, tai yra tiem patiem private equity fondams uždirbti buvusias gražas, kurios buvo paskutinį dešimtmetį, buvo labai nuostabios 18 ir daugiau procentų, taps vis sunkiau, nes didėja daugikliai, už kurias įmonės įsiginėja, didėja skolos kaina, kurią moka tiem patiem privatiems skolos fondam. Tai šiuo metu alokacija pas mane yra tikrai prioritetas į aukštesnių pajamingumo skolos instrumentus, bet tuo pačiu, tarkim, ir Baltijos šalyse buvo aktyviai beperkantis obligacijas 21, 22, dalį 23 metų, tačiau dabar vis rečiau, kurie emisija patraukia dėmesį, nes grąžos ir rizikos santykis tampa nelabai patrauklus. Tai geriau aš galiu gauti tam tikrą privačią skolą, sudaryti tiesioginį sandorį ir gauti premiją 2-3 procentų virš viešų obligacijų, nei pirkti obligaciją. Tai kiek tu sakytum, kad portfelė turėtų sudaryti obligacijos? Tai žiūrint tokį portfelių valdymo strategiją, viskas priklauso nuo ir rizikos, ir turto, ir koks yra investuotojo amžius. 60-40 yra tokia kaip ir taisyklė, bet kuo jaunesnis esi, tuo daugiau gali rizikos prisimti ir investuoti daugiau į akcijas, artėjant jau pensiniam amžiui ar jau. Tai tuomet reikia šiek tiek ir mažinti, kad tu neišeitum ant to momentu, kai akcijų rinka gali būti nukritusi gan reikšmingai. Dar klausimas, ilgo termino ar trumpo termino? Kaip tu šiandieną žiūri? Kalbant apie privačios skolos fondus, tai dauguma žiūriu fondų, kurie yra 5-10 metų ir kurie kelis ciklus tų pačių obligacijų ir privačių skolų padaro. Jeigu žiūrėt apie obligacijas pavienės, tai dauguma žiūriu ten iki 2 metų, iki 1 metų yra idealu, nes man patinka likvidumas, turiu nemažai privačių rinkų įsipareigojimų, kuriuos reikės įvykdyti, tad obligacijas dėlioju tokia kaip yra. Kas ketvirtį dalis obligacijų visą sueina, išperka ir tai man pagelbėja likvidumui formuoti ir turėti kuo mažesnį cash dragą. Dar vienas toks klausimas tarp obligacijos ir privačios skolos fondai. Galbūt Tautvydas su Ignu truputį yra kitas, taip sakysiu, finansinis produktas negu privačios skolos fondai, bet panašus, bet truputėlį kitoks. Kaip tu matai ir, sakykime, pliusus, minusus? Tai viskas yra nuo prieinamumų ir accessų, kokį pavyksta turėti. Tai tarkim, jeigu žiūrėti į obligacijas užsienyje, high yieldus, tai tuomet renkiesi tik tais, aš asmeniškai renkuosi ETF, kuris moka apie 5,5 procentų. Nežiūriu, kaip ir Tautvydas gerai pasakė, kuo esi toliau nuo namų rinkos, tuo tau sunkiau yra atsirinkti teisingai ir gauti informaciją laiku. Tai tuomet geriau patikėti partneriam. Bet užsienį asmeniškai pagrindai investuoju į privačios skolos fondus, kurie yra tose šalyse, kur investuoja, turi ofisus, turi komandas, turi patirtį. Tuomet ir grąža gaunasi 12-13 procentų su užsienio exposure, kas yra man visai patrauklu. Dėkui. Tautvydai, dabar matom pastaruoju metu mažinamas bazinės palūkanų normas. Kaip jūs dabar žiūrite į tai, ko laukiate ateityje ir kaip patartumėte reaguoti investuotojams? Tai tas mažinimas jaučia šiaip rinkoje pačioj nuo metų pradžios. Tikrai, kur atsimenu dar vasarį, kokį kovą buvo lengva labai gauti gerų, tikrai kokybiškų daiktų už labai įdomias premijas. Jau pavasario pabaigoje vasarą ta situacija labai pasikeitė. Taip žiūrint, sakyčiau, kokiais 2 procentais susitraukė bendrai grąžos. Ir tikrai tenka susitaikyti su tuo, kad mažėjant palūkanų mažės ir obligacijų pajamingumas. Čia yra labai natūralu. Tai
aš bandau tiek investuotojams, tiek šiaip draugam, visiems investuotojams komunikuoti, kad judėkit su rinka, nebūkit užstrigę ties to noriu 10. Čia šitas dažnas, noriu 10, noriu 12. Tai visat stengiuosi priminti, kad niekam neįdomu, ko tu nori, yra kaip yra ir tu turi dirbti su tuo, kas yra. Tai mes tiesiog komunikuojam investuotojams, kad paimingumai mažėjant, palūkanoms mažėjant, mažės paimingumai, mažės mūsų investicinė grąža. Tai yra natūralu tokios rinkos sąlygos. Mes nebandysim kaubojant ir ieškoti kažkokių stebuklų, mes dirbsim taip, kaip dirbom, taip, kaip veikia ir ta grąža mažės. Tai čia, manau, tas lūkestis labai aiškiai reikia kiekvienam jį nustatyti ir suprasti, nes kitaip įvažiuojame riziką, kad bandydamas vaikytis prie tų metų gražų, tiesiog prisimsi labai tau nereikalingos ir nedekvačios rizikos. Bet lūkestis, koks Euriboro lūkestis, sakykime, ką jūs galvojat, kiek turėtų jisai mažėti? Aš galvoju tą patį, ką sako ECB-as. Kai pasako ECB-as, aš sakau gerai. Tai jeigu ECB-as sako 2, aš sakau gerai 2. Jeigu sako 2,5, sakau gerai 2,5. Neturiu jokio kito lūkesčio negu centriniai bankai. Jaunystėje gilioji prieš Fedą bandžiau mušti su asmeninė sąskaita, sudeginau ne vieną depozitą, tai tada nustojau ir dabar esu ramus ir klausau, ką sako centrinis bankas. Gerai, gal kažkas pasinaudos tavo patarimu ir tokią strategiją. Dar, Ignai, norėjau paklausti, vis tiek turi nemažą patirtį dirbant su kreditu. Kaip patartum investuotojams vertinti, sakykime, yra pasiūlymas įsigyti obligaciją, į ką reikia atkreipti dėmesį, į ką turėtų investuotojas įsivertinti? Čia labai trumpas klausimas, ilgas atsakymas, ar ne? Tai bent jau mūsų pusėje procesai gana sudėtingi ir ilgi, tai turbūt idealiu atveju turėtų visus tos pačius žingsnius praeiti, ar ne? Tai žiūrima ir esama istorinė padėtis, reikia suprasti šiek tiek finansų analizę, ar ne? Rodiklius paskaičiuoti, turi pasižiūrėti būtinai į priekį, tiek ekonomikos ciklas, tiek industrijos ciklas, tiek pačios įmonės, ar plėtra, ar stagnacija, ar kažkas, visi šitie dalykai, tas vadinamas cash flowsas, kas jau buvo paliesta ankstesnėse diskusijose, užstatas yra svarbu. Vienaip tu žiūrėsi į investiciją, jeigu blogiausiu atveju išeisi su niekuo, ar ne, jeigu nieko neužtikrinta. Kitaip žiūrėsi, jeigu kažkoks rimtas, tvirtas užstatas, ar nekilnojamas turtas, ar kažkas. Vienareikšmiškai komandą reikia įsivertinti, kas tą verslą daro, ar ne, gali būti dvi identiškos įmonės su skirtingom komandai, visiškai skirtingos trajektorijos veiklos. Tai ir dar galėčiau vardinti, bet gal šitie pagrindiniai, tiesiog nereikia, vienas dalykas, ką pasakyčiau, nereikia per daug vadovautis emocijom, kaip dažnai ir Tautvydas šiek tiek minėjo, ar ne, kažkoks žinomas vardas, brandas tas, ar ne, visi eina ir aš einu, tas FOMO. Tai vat šitą padėjus į šoną, žinant kokia tavo strategija, ko tu sieki to investavimo, ar spekuliuoti, ar pasižaisti, o galbūt ilgalaikę grąžą susikurti, tai vat padėjus emocijas, tiesiog ramiai pasižiūrėti visus dalykus įvertinti. Mūsų laikas irgi eina į pabaigą, aišku, čia galėtume daug įdomių temų paliesti, padiskutuoti, bet manau, kad ką norėtųsi dar galbūt paakcentuoti, jeigu kiekvienas galėtumėt kokį patarimą investuotojui, kuris, sakykime, įsivaizduojat ar savo klientą, ar vidutinį Lietuvos investuotoją ar panašiai, kaip patartumėt, ką patartumėt jam, žiūrint į obligacijas, į dabartinę situaciją, į kapitalo rinkos perspektyvas, koks būtų jūsų asmeninis patarimas tam investuotojui? Tai gal Tautvydai nuo tavęs, gerai? Žinai, kaip jėzuitas, tai visą turiu tą patį patarimą, tai ramybės. Čia yra labai toks... Neinvestuoti iš viso sėdėti. Ne, žinai, yra ramiai, būna visi laksto, bėgioja, kažkas naujas leidžia, čia iš karto, oi Dieve, reikia pirkti, reikia skubėti, nespėsiu. Yra ką pirkti, bus vienas projektas, nepataikys, ta bus kitas. Svarbu ramiai, po truputį pasidaryti, apsižiūrėti, nuspręsti, nelėkti. Tada supras, kad jeigu tu eini į fixed income, tai kad fixed income'as kartais būna nei fixed, nei income'as, tai irgi tą reikėtų įsivertinti. Ir reikia, ką aš dažnai matau ypač paskutiniais metais, kad iš to obligacijų tikimasi grąžos kaip iš akcijų. Jeigu nori akcijų grąžos, iki akcijos. Ta prasme, čia yra irgi toksai labai
disonansas galvoje būna, tai obligacijos turi būti saugios, iš jos turi ramiai uždirbinėti. Tai pirmiausia, fiksuoto pavojingumo priemonės yra apie saugumą, o tik po to apie visus kitus dalykus. Tai va, ramybės. Jūs tai tu. Apie obligacijas yra gerai irgi pasakyta, kad maksimali grąža bus ten 10-12%, bet maksimalus nuostolis 100%. Dėl to rizikos įsivertinimas yra labai svarbus. Tai gal investuotojams, ypač mažmeniniams, palinkėčiau, kad jie labiau įsivertintų, koks yra planas B, kas gali atsitikti, jeigu įmonė nesugebės vykdyti įsipareigojimų ir ar tas užstatas, kuris buvo pažadėtas, ar jisai yra realus ir ar įvertintas rinkos verte, o ne kažkokia įsivaizduojama. Ir jo, neskubėti, ir kuo daugiau turi galimybių ir prieigos prie skirtingų produktų, tuo gali labiau palyginti vieną su kitų produktų obligacijų emisijas ir nuspręsti, kuris yra geresnis, nes kai renkėsi iš vieno, visada pirmas bus geriausias. Ignai. Aš gal šalia Tautvydo palinkėjimo ramybės, tai galiu tik tai praplėsti ir ką anksčiau minėjau, ar ne, kad nereikia strimguliais lėkti, bet investavimas, atmetus spekuliavimą, tai yra long game, tai jūs investuojat dešimtmečiais. Tai nėra, kaip Tautvydas sakė, nėra kur skubėti, ar ne? Tai pradėti reikia nuo pradžių, įsivertinti kritiškai, ar jūs suprantat iš vis tą turto klasę, į kurią norite investuoti. Jeigu nesuprantat, tai yra du variantai. Arba pasižaisti, mokytis investuojant, bet tada reikia tą daryti tokiam sumom, kurių jums negaila prarasti. O antras variantas - ateiti yra pas mus daugybė regione protingų žmonių, protingų komandų, su kuriam galima pasišnekėti. Ir family office, ir fondai, ir visa kita. Tai jeigu bijojat, paklausėt, jums paaiškins, nebūtina tikėti, bet papasakos, ar ne. Tai didesnėm sumom žaidžiant, tiksliau net nežaidžiant, o investuojant, siūlyčiau šiek tiek tą ir teorinę dalį padidinti, nes jeigu norit strimguliais, mano draugas investuoja ir aš noriu, tai tada geriau pasižiūrėkit, kas bus, jeigu bus nulis, kaip jūs tas minėjote. Tai ką, aš tik tai palinkėsiu tada visiems dalyviam, kad tas investavimas būtų pelningas ir kaip sakyti, ramiau galėtumėt miegoti ir labai dėkoju tada pašnekovam ir turėsit galimybės gal pašnekinti juos dar prie kavos. Tai ačiū labai visi.